Sveiki visi! Šiandien darysime žaliąjį kokteilį. Taigi, mums reikės šiandien juodųjų vasarinių serbentų, kurie ypatingai turėdami daug pektino suteikia kokteilį glotnumą ir išraiškingą skonį. Dėsime prinokusias kriaušes ir įvairiausias žoleles, kurias mes nesenai surinkome. Tai būtų dilgėlių viršūnėlės, kurių nereikia plėkyti, o dėti tik tai į blenderį. Šalpusnių lapeliai šviežučiai, jaunučiai, aviečių viršūnėlės, aviečių lapeliai, kiaulpienė ir žemuogių lapeliai. Ir viską suplakame iki vienalytės masės. Kvepia vasara. Taigi, užteks ilgam tokio kiekio, arba daugiau žmonių pavaišinti. Taigi, skanaus visiems!